Fotografijos muziejuje saugome virš 2600 fotografijos technikos eksponatų. Susipažinkime su vienos iš garsiausių vokiečių optikos firmos Ernst Leitz pagamintų fotoaparatu Leica 3C-KG Vermachtgrey. Leica fotoaparatai tai 20-ojo amžiaus legenda. Jais buvo nufotografuota gausybė įsimintiniausių praėjusio šimtmečio dokumentinių fotografijų. 1925 metais pradėta serijinė 35 mm juostinių fotoaparatų gamyba buvo ypač svarbus žingsnis į naująjį fotografijos technikos amžių. Fotografijos muziejuje saugomas intriguojantis šio modelio fotoaparatas buvo naudojamas Vermachto armijos karių per Antrąjį pasaulinį karą. Šis fotoaparatas buvo pagamintas Vokietijoje gamykloje Ernst Leitz apie 1943–1945 metus. Pilka spalva nudažytas korpusas buvo derintas prie vokiečių kareivių uniformos. Skirtingos vokiečių kariuomenės pajėgos turėjo skirtingus fotoaparatus. Šio fotoaparato korpuse yra išgraviruotas užrašas WVH Vermachto armija. Jo odinėme dekle įspaustas užrašas Luftwaffenagentum, reiškiantis, kad fotoaparatą galėjo naudoti Vermachto kariuomenės karinės oro pajėgos. Raidė K, Kaltefest, ant korpuso nurodo, kad fotoaparatas atsparus šalčiui. Jo galima fotografuoti esant net labai žemai temperatūrai, kas buvo ypač aktualu rytų fronte. Dėl mechaninio fotoaparato kokybės, patikimumo ir paprastumo jis tapo garsiausiu 20-ojo amžiaus fotografų palydovu.